man savo geriausią smūgį, o jis jų turi daugybę. Įsivaizduokite, kad vienuolis išeina iš savo Šaolino šventyklos ir pradeda nokautuoti geriausius pasaulio kovotojus. Jis vadinasi Gilong. Daugiau nei 10 metį jis lipo į ringą vilkėdamas Šaolino vienuolio apdarą, nusilenkdavo savo varžovams ir daugelį jų sunaikindavo. Moro. Netgi susikovė su labiausiai bijomu Muay Thai kovotoju Buakau Banchameku. Kas nutiko vėliau, niekas nesitikėjo. Jilongas gimė 1987 metais, netoli Dengfengo, Henano provincijoje, Kinijoje. Miestas pastatytas Šaolino šventyklos šešėlyje ir tai nebuvo atsitiktinumas.